Labadiena, mėly mokytojai, kolegos. Šiandien aš norėčiau su jumis pasidalinti savo asmeninę patirtimi ir įkvėpti jūs atrasti kelią į vaiko sėkmę. Darželyje esu nei trumpai, gal ir dar neilgai, 15 metų. Ir per tuos metus, kuriuose esu švietime, darželyje, iš tikrųjų galiu pasidžiaugti įvykusiais teigiamais pokyčiais. Atnaujinome ikimokyklinio ugdymo programas. Naudojame šiuolaikinius ugdymo metodus. Kūrėme šiuolaikiškas edukacinės erdves. Jūs pažiūrėkite, darželiuose lauko laboratorijos, skaitymo kampeliai, sensoriniai kambariai, nusiraminimo erdvės. Pradėjome naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Mažai kur nepamatysi interaktyvios lentos. Mokytojai pamažu įgūdę panaudoti skaitmeninės priemonės. Ką dar darome? Kūrėme šiuolaikiškus ir įtraukiančius kontekstus. Ir ką mes iš to galim pamatyti? Kad mes taip stengiamės užtikrinti visavertį ugdymą ir į vaiką orientuotą ugdymą. Tačiau šiandien aš noriu jūsų paklausti, kodėl kai kurie vaikai vis tik mokydamiesi patiria nesėkmes. Prašau, nuskanuokite QR kodą ir pasakykite savo nuomonę. Pagalvokite, su kuo susiduria vaikai, kodėl kartais atsiranda ugdymosi barjerai ir nesėkmės ugdymo procese. Paprašysiu moderatorių įjungti vaizdą, gal jau matysime balsavimą. Lieka kartais nesuprasti, lieka neišgirsti, bijo klysti, nesulaukia dažnai palaikymo, bijo, baimė klysti. Tai štai, kiek įvairių barjerų ar ne, ikimokyklinėme ugdymo procese. Ačiū labai, toliau pratęsiu skaidres. Ir aš to klausimo taip pat atsakymo ieškojau labai ilgai. Ir pati kaip mama auginu 2 vaikus ir nuo pat mažens mes susidūrėme su įvairiais sunkumais. Dėl dėmesio ir aktyvumo sunkumų išties kartais buvo labai sudėtingų situacijų. Visų pirma, susidūrėme su tam tikromis išankstinėmis nuostatomis, nes čia viskas priklauso nuo šeimos. Gal jūs rodote netinkamą pavyzdį, jūs netaikote jokių ribų. Taip pat, ką teko išgirsti, išlepintas. Vaikas yra nedrausmingas. Ir čia tada susiduri su emociniais išgyvenimais. Gal aš esu bloga mama? Ką man daryti, kur man kreiptis? Nes prieš 10 metų mes neturėjome išvystytos tokios švietimo pagalbos. Poliklinikoje sakė, viskas gerai, paauksite, nekreipkite dėmesio. O aš susidurdama kasdien su įvairiais iššūkiais ir sunkumais bijodavau eiti į darželį. Ir tas jautrumas pedagogų tonui, ką dabar pasakys darželyje? Jūsų vaikas vėl. Ir taškas. Tai nebuvo bendro plano, su mokytojais mes bandėme ir ieškoti sprendimų. Tačiau labai dažnai, kaip tėvai, mes pasijutome vieniši ir vieniši tame kelyje. Pati, būdama socialinė pedagogė, įstaigos vadovė, aš taip pat norėčiau jums parodyti mokytojo žvilgsnį, kurį jūs tikrai žinot kasdienybėje, kaip yra sudėtinga kasdieninėje veikloje organizuoti ugdymą, sutelkti visų vaikų dėmesį, pasiruošiau, susidėliojau viską, atėjau dirbti, netikėta reakcija, planas žlunga, pasimetimas, baimė, atsiranda stresas, perdegimas. Su tuo mes susiduriame kiekvieną dieną. Ir tas bejėgiškumas ir vidinis nusivylimas
jisai kartais mus veda į nežinią. Ir čia reikia palaikymo, padrąsinimo, pagalbos. Ne rytoj, ne kitą dieną, čia ir dabar man pagalbos reikia. Toliau eiti šiuo keliu. Ir yra žinių ir patirties toka, nes kiekvienas individualus atvejis jisai yra skirtingas. Ir visi iš mūsų nori čia ir dabar. Bet tai yra procesas. Nebus čia ir dabar. Ir skirtingas matymas, o kad jisai būtų vienodas su tėvais ir pedagogais, mes turime nueiti išties ilgą kelią. Bet norėčiau pasidžiaugti, kad dabar yra atradimas. Mes norime sujungti ir tėvų matymą, ir bendruomenės matymą, švietimo įstaigos bendradarbiavimą. Ir mes labai dažnai einame ir ieškome skirtingų blokų. Kvalifikacijos trupučiuką tobulinimo renginių, truputėlį pasikalbėjimo. Bet yra viena prieiga, kuri padarys, kad vaikas sėkmingai ugdytųsi jūsų įstaigoje. Lankstus ugdymo metodai, didaktiniai sprendimai, įvairios panaudojamos priemonės, ugdymo metodai leis įtraukti visus vaikus į ugdymo procesą ir numatyti čia ir dabar kylančius barjerus ir kliūtis ir jas spręsti. Taip pat teikti pagalbą ten, kur jos reikia. Tai yra universalus dizainas mokymuisi. Kas jau susipažinote su šita prieiga, padarykite taip. Kas taikote šią prieigą, suplokite. Labai viliuosi, kad po metų šių plojimų bus visa auditorija. Ką mes darome įstaigoje, mes taip pat mokomės. Ir kaip aš metų gale pasižiūriu į mūsų įstaigos veiklą, ką aš matau? Vaiko laisvę, kūrybiškumą, pasirinkimą. Ir visų pirma, naudojame įvairius būdus sudominti vaiką. Nes kartais galbūt reikia vaikui pabūti komandoje. Kartais galbūt reikia vaikui prisiliesti patyriminį ugdymą. Kartais vaikui reikia individualios veiklos. Taip pat naudojame įvairius būdus pateikti informaciją. Juk vaikas turi suprasti, ko jis mokosi. Kaip jis tą gali padaryti? Pateikiant kelias skirtingas priemonės. Per interaktyvią lentą, vaizdu, garsu, keliaujame į mišką, tyrinėjame, pačiupinėjame ir aš matau grybas. Taip, kas dar labai svarbu, kad vaikai turėtų galimybę pademonstruoti savo žinias skirtingais būdais. Iki mokyklinėme ugdyme mes turime visas galimybės. Testų mums nereikia. Mes galime pateikti darbelį. Vaikas, kuris nedrąsus ir nenori kalbėti, jis gali nupiešti. Vaikas gali papasakoti. Vaikas gali pasinaudoti aibę priemonių. Ir jūs to esate vedliai, kurie sukuriate tą kontekstą, kad vaikas galėtų pademonstruoti žinias skirtingais būdais. Ar tai buvo lengva? Ne. Tikrai ne. 22 metais, kai pradėjome tikrai intensyviai ruoštis įtraukiajam ugdymui, neturėjome tos strategijos, ar ne, kur apimtų tikrai daug krypčių. Tačiau 23 metais dėka EDU Vilnius ir Vilniaus miesto savivaldybės atsirado programa pavaduotojų ugdymui apie universalų dizainą mokymuisi. Tai kaip jūs galvojate? Ar mums pavyko po metų? Aš susikonspektavau kiekvieną seminarą, kiekvienus mokymus, kiekvieną mėnesį mes su bendruomenės veikos kolegės, kurios čia esat, mokinomės, ėjome tuo keliu ir kai praktiškai išbandėm, mums nepavyko. Po prakaitų visos bandėme organizuoti, įtraukti visus vaikus, prisikūrėme aibę priemonių, skirtingų erdvių, stotelių, kampelių ir pamatėm, kad nieko čia mes dar nemokam. Kas sekė toliau? Studijavau magistrą. Galvoju, ne, mano tema bus universalus dizainas mokymuisi. Ir tik po 2,5 metų ir kai dabar savo įstaigoje vėlgi jau antrą kartą diegiame šitą strategiją, aš galiu pasakyti, kad jau yra
galimybės, jau mes pradedame. Tai ką aš noriu pasakyti, pabūkime kartais kaip Einšteinas. Mes neturime galbūt specialaus talento, tačiau Einšteinas buvo labai smalsus. Ir jūsų supergalia yra smalsumas. Tai kviečiu drąsiai smalsauti. Ir yra QR kodai, UDM trumpas filmukas, gairės, pasistudijuokite arba parašykite man. Ačiū Jums labai.